Sveiki, čia Birutė. Na ką, važiuoju namo ir nutariau pasidalinti, iš tikrųjų bus toks ciklas pasakojimo priežasčių, dėl ko ne tinkliniam marketingui ir aš nieko neplatinsiu. Taigi, ar žinai tokius dalykus iš tikrųjų apie tinklinį marketingą ir noriu pasidalinti, darysiu vis live su keliom priežastim, dėl ko tinklinis marketingas ir dėl ko man jisai patinka. Galbūt tau jis irgi patiks, jeigu tu išgirsi mano istoriją, ne tik mano, bet ir daugelio žmonių. Ir pirmasis dalykas, dėl ko, tai noriu pasidalinti apie tai, dėl ko aš esu tinklinė marketing. Pirmas dalykas, tai labai svarbus, yra aukštos kokybės produktai ir jų naudojimas su didelė nuolaida. Tinklinio marketingo kompanijos tarpusavėje konkuruoja kokybę. Ir ta kokybė yra iš tikrųjų gera, nes tai yra verslas žmogus žmogui. Jeigu man patiko lūpų dažai, aš tau juos parekomenduosiu. Jeigu man jie nepatiko, aš jų nerekomenduosiu, ar ne? Tai čia yra ne vienkartinė parduotuvė, į kurią žmogus ateina ir kad kompanijos nori, kad grįžtų žmogus, išbandęs produktą, kad jisai grįžtų. Tai reiškia, daugelis iš tikrųjų kompanijų, visos netgi galėčiau sakyti, tinklinio marketingo kompanijos turi savo perliukus, savo kokybę ir turi tokius perliukus, kur netgi labai, bet visos stengiasi gaminti kokybiškus gaminius, aukštos kokybės, aukštos. Tai pabrėžiu būtinai šitą žodžio ir nebijau, nes tai yra tikrai išgryninti. Jeigu sudėtyje yra lavijo, tai bus daug lavijo, jeigu yra hialurono, tai bus daug, ar ne. Tai yra tikrai aukštos kokybės produktai. Ir dėl ko man patinka būti tinklinė marketingė, nes aš galiu pirktis aukštos kokybės produktus su gera kaina, ar ne? Kita priežastis, nereikia kvalifikacijų. Tinklinė marketingė nesvarbu, ką tu baigiai. Gal tu baigiai tik 3 klases, gal 4 klases, ar ne? Gal tu pabaigiai, nieko nebaigiai, tiesiog vidurinę pabaigiai, ar ne? Čia nereikia aukšto išsilavinimo. Kai mokiniesi kažkokią profesiją, tu ilgus metus, ar ne, ją aukoji ir būna žmonėm nepatinka tiesiog, ar ne? Bet tinklinė marketingė, tau nereikia būti baigus kažkokių aukštųjų mokslų, nors jeigu tu čia norėsi pasiekti daug, tu turėsi į save investuoti saviugdą, tobulėjimui, ar ne? Tai yra, tu užaugi čia nais kaip asmenybė, tu gali ateiti visiškai nebaigęs 9 klasių, ar ten ir panašiai, ar ne? Ir tu čia nais išmoksi labai daug. Tai tinklinis marketingas yra profesija, kurią tu išmoksti bedarant tiesiog, nes čia mokslo nereikia. Tas labai žavi, nes gali ateiti tiek moksleivis nuo 16 metų, tiek senjorė, kuri galbūt buvo namų šeimininkė visą gyvenimą, ar ne. Tai viskas labai fainas dalykas. Kitas dalykas, kas mane žavi irgi tinklinė marketingė, tai yra pozityvi bendruomenė. Kai sako, čia sekta, kuriai amžinai viskas gerai. Taip, čia labai žmonės susirenka, ir šeštadienį buvo konferencija ir viena buvo iš pranešėjų, prieš 80 žmonių stovėti ir sakyti, kalba yra baisu, bet kas man patinka, jeigu tie žmonės būtų šiaip iš gatvės, būtų žymiai sudėtingiau, nes galbūt sunkiau ir įkvėpti tą žmogų, kai jisai yra demotyvuotas, ar ne, bet kai tu ateini pas žmonės, kurie yra motyvuoti, žinantis, ko nori iš gyvenimo, siekiantis savo tikslų, norintis geresnio gyvenimo. Nes čia yra žmonės su pozityvu, jie žiūri į gyvenimą kitaip. Čia netgi daugelis pakeičia savo požiūrį, nes jeigu tu ir ateini, galbūt turint labai daug tokių neigiamų kartais dalykų, ar ne, ir jeigu tu nori augti, jeigu tu nori tinklinę marketingę užaugti, tu turi keistis, nes kai tavo mintis pozityvios, tai pas tave ateina ir klientai, ir komanda, tai čia yra pozityvių žmonių bendruomenė ir kaip kiti sako, jau čia tai sekta visi laimingi. Iš tikrųjų, labai daug laimingų žmonių ir tą aš tikrai patyriau pati. Ir ketvirtas punktas, apie kurį noriu šiandien paminėti, tai yra lanksčios darbo valandos. Aš dirbu samdomą darbą, ar ne? Aš derinu su tinkliniu marketingu ir man tas tinka. Nes aš galiu padirbti tada, kada aš turiu laiką, aš jį susiplanuoju, aš dirbu 8 darbo valandas, daug kas sako, tai tu vien tik šitą dirbi, tau gerai. Ne, čia yra mano papildomas. Aš dirbu samdomą darbą ir čia yra mano papildomas, šiuo metu aš važiuoju tiesiog namo ir išnaudoju laiką, ar ne, šiaip galėčiau važiuoti ir klausyti muzikos, bet aš bendrauju su jumis. Taip aš auginu savo auditoriją, aš auginu savo komandą, ar ne, galbūt kažką tais sumotyvuosiu į pokyčius, nes vieni gali dirbti kas 3 dieną, kiti gali dirbti vakarais, ketvirti gali ten dirbti vėlgi
visą darbo dieną, arba slenkančių grafikų galbūt dirba, ar ne, žmonės. Tai čia gali susiderinti savo laiką prie darbo. Aišku, žiūrint, kiek tu nori uždirbti, nes aš noriu pasiekti aukštai, aš noriu kelionės į tas, kurias duoda kompanija, aš noriu daug labai iš tikrųjų iš šios kompanijos, aš matau galimybės, matau, ką pasiema kitos iš šios kompanijos ar ne lyderės, ir aš irgi to noriu, aš noriu to geresnio gyvenimo, nepabijosiu iš to žodžio geresnio gyvenimo, todėl kad aš noriu geresnio gyvenimo savo šeimai, savo vaikui, savo, kad aš galėčiau sau leisti į Ispanų eiti, kad galėčiau leisti nueisiu parduotuvę vaikui visas uogas supirkti, kurių jis tuo metu nori, ar ne, nes jos kainuoja, tai pripažinkime šitą faktą. Tai aš noriu to geresnio gyvenimo, aš noriu laisviau kvėpuoti finansiškai, tai aš matau galimybės ir žinau, kad čia galima. Tai man patinka tai, kad yra lankščios darbo sąlygos, lankščios darbo valandos, nes aš galiu dirbti tada, kada man patogu, ar ne, kada aš galiu dirbti apskritai. Atsiprašau, važiuoju keliu, kuris yra tvarkomas, tai truputėlį pakrato. Tai 4 punktai tokie apie tinklinį marketingą, jų pratęsiu ir daugiau, juos iš tikrųjų radau pas vieną iš verslo trenerių. Man labai patiko ir aš galvoju juos įgarsinsiu tiesiog apie ką tai yra, su kuom tai valgoma. Tai jeigu galvoji, kad tau irgi patiktų aukštos kokybės produktai, kad tau nereikėtų išsilavinimo būtent šiam darbui, kad tu nori į pozityvių žmonių bendruomenę įsilieti, gal pas tave aplinkui daug negatyvo, kuris tempia tave žemyn kaip inkaras, ar norėtum dirbti tada, kada tau patogu, galbūt kaip hobį užsiimti tiesiog tik truputį papildomai, o gal ir intensyviai, kad išmokinčiau, kaip užsidirbti. Tai labai lauksiu tavo žinutės, labai lauksiu tavo komentarą labas, man labai patinka pasisveikinti. Jeigu galvoji, kad kažkam gali būti aktualu, pasidalink šio video. Linkiu gražaus vakaro. Iki.